Labas rytas. Labą rytą. Nu, praėjo savaitę po Atėnų maratoną. Aš vis dar su ta pačia Atėnų maratono maikė, bet naujas numeriuks prisegts. Pažiūrėkit, kokia yra data ant jo. Lapkričio 17. Kas ir mano gimtadienis. Koks geresnis būtų atšvęst gimtadienį ir ko geresnė dovana negu subėgti maratoną. Tai žodžiu. Praėjo savaitę, bandysim subėgti dar vieną maratoną. Aš praeitą kartą jums neparodžiau, kaip aš buvau apsišarvavus. Atėnų maratoną, kaip esu apsišarvavus per šį maratoną, tai jau diržas man. Kai medžioklė. Užsidėt maik, nieks net nežino. Gerai pasiruošęs vakar maikutę naują, bet aš jau dabar užsisakiau šitą maikę medium. Bet kadangi man reikia dar kamerą neštis čia tam diržė, tai biškai geriau, kad būtų didelė. Kad būtų large, taip, nebūtų apsitempus, tai va. Žodžiu, biškai sėdim, laukiam, nes užėjo baisiai lietus toks didelis, biškai iš pradžių krapijo, bet dabar tik apsirengiam išeit ir papliupo čia su žaibais, su visko, pasižiūrėkit. Nu gerai, kol dangus maišas užėmė, papasakos, kur mes čia esam ir kaip mes čia atsidūrėm. Žodžiu, kaip atskridom į Atėnus per Bergamo, jau matėt, ir ieškojom bilietų, kaip grįžti atgal. O atgal tiesiai iš Atėnų skristi Rygą ar į Lietuvą kažkur tai gavos brangiai. Tai pradėjom žiūrėti, kur čia pigiai galim nuskristi. O pigiai yra dvi tokios lokacijos, arba Malta, arba Kipras. Pasižiūrėjom Kiprą, kad kaip tik per mano gimtadienį vyks maratonas. Bet iš karto neužsiregistravom, nes nežinojom, kaip čia bus po to Atėnų maratono, kaip tos kojos, kaip tos sveikatos, tai tiesiog sakom, paliksim galų ir pažiūrėsim, pasitikrinsim. Nu, bet bilietus nusipirkom į tą Kiprą ir atskridom. Tai žodžiu, o su bilietais maratono irgi žiauriai taip įdomiai gavos. Sėdim jau oro uoste, kada čia trečiadienį, man atrodo. Laukiam to lėktuvo į Kiprą, į Pafos ir sako, javutė, davai nusiperkam tos bilietus. Užėjau ten pradėjau pirkti, susivedė savo tos duomenys. Ir aš kaip tik atsidariau tą patį puslapį, kad užsisakinėti tos bilietus. Ir javutė sako, aš tau galiu tave čia dadėti pas save, kaip antrą tą bėgiką. Nu, sako, okei, dadėk. Dadėjinėje rodo, kad nebėra bilietų, o pas mane viskas okei, ant mano telefono rodo, kad dar yra tas rezervuotas man, kurį aš jau pradėjau pildyti. Tai žodžiu, javutė vieną nupirko, aš vieną nupirkau ir jau viskas buvo išparduoti. Nupirkom 2 paskutinius bilietus į šitą maratoną, tai žodžiu, vos per plauką. Biškai čiučiutė prima, pradėjo švist ir jau kiek čia tų valandų, po 6:22. Ir 7 starts. Tai mums dar reikia pasidėti striukės, tuos maišiukus priduoti. Bet nedidelis čia tas maratonas. Yra, aišku, visos distancijos, ten 5-10 ir dar matyti koks 1,5 vaikam. Bet pačio maratono, dar pusmaratonis yra. Bet pačio maratono tik tai pažiūrėjau pagal numerius 880 dalyvių. Tai palyginus su Atėnų maratonu, kur ten buvo, man atrodo, gal 20 ar virš 20 tūkstančių maratono distancijai ir ten 17 tūkstančių vien finišavusių, tai čia toks bus mažesnis biškį. Bet biškį priima. Biškį. Nėra tai baisiai, tik blemba batai biškį sušlapo, tai tas užknis. Nemaloniai. Bet nieko, bus gerai. Duoda maišiukus. Einam tuliko paieškot, bet čia net pliažas toks paskendęs biškį. Ir nudavė kaip reikiant, bet jau dabar vos be krapiai. Nu, aš apie vidurį atsistojau, javutė biškį paėjo toliau. Lietus nustoja visai, 16 laipsnių šilumos. Žodžiu, pats tas super.
Tuoj startuosim už 6 minučių. Toks įdomus tas maršruts bus. Kažkaip pusę maršruto 2 ratus apsakė. Jaunas gal liktais pusę maratono. Ir tada dar tokį visai kitą galą nubėgi ir perbėgi. Visą laik prasilenkinėjai su į priekį atbėgančiais kitą kelio pusę. Tai žodžiu, fainiai visai, nėra taip vieniš. Nes taip tai jau per laiką bištai paprietėjo. Gretos greitėjai nubėgo. Lėtesni pasiliko ir taip išsiskirstė. Nebėra taip, kad viens prie kito. Beje, čia gal po 20 minučių ar po kiek, ar po 10 startavo jau ir pusė maratono distancijai. Tai vat, dabar pirmi pusmaratonistai lenkiau tos maratonistus. Bet pro šalį. Tai čia gavo biškį su motoroleriais važiavo pirmi tokie. Praskirdinėjo minę, kad gautų apsilenkti. O realis tai kol kas tobuls. Saulė nepleškin, nekaršt, drėgna, tai super. Apsilenkė pirms pusmaratonistas. Parbėgam į miestą, bet dar vienu tokį pat ratą reiks bėgti. Čia tas ratas 11-12 km. Tai žodžiu dar vieną tokį ir tada į kitą miesto galą link kažkokio Druskos ežero. Vanduo ir čia buteliukas. Labai patogai. Nu, aš jau 2 nubėgęs. Valand 5-6 praėję, bet prasilenkiam su Javait. Ir žiūriu jau aplenkus 4 valandų 15 pacerį, tai jeigu taip ir toliau, tai pagerins vėl rekordą. Nes Atėnus atbėgo per 4:22, tai dabar kažkur bėga, iki 4 turbūt 10. Neblogai. Biški lietutis užėję ir dabar kažkaip prieš vėją gaunas bėgti ir ką veikti, bet ir šiaip ir ką veikti. Sunkiau biški varas negu Atėnų maratonį. Gal dėl to, kad žmonių mažai ir nežinau, gal dėl to, kad tik savaitę praėjo po Atėnų, dar neatgautas jėgos, bet žiūrėkit, čia koks ežeras su flamingais, kažkoks Druskos ežeras turėtų būti. Druskos nesimato per daug vandens, bet flamingų tai sočiai. Žodžiu, 2 valandos kem praėjo, 30,6 km. Nubėgti, 12 lika. Nu, lika 5 km. Čia biški tokį kalnė buvo. Bet dabar jau taip daug maž leidinėsimės. Bet blemba sunkiai. Noris kaip ir pagerinti biškį. Vidutinis dabar 5:14. Panašiai kaip Atėnų. Bet nežinau, bandau bėgti apie 5. Bet žiauriai sunku. Tikrai nebeturiu tiek jėgų, kiek Atėnus turėjau dar ant galą, kur ant 4,5 kažkur galėjau varyti. Nu, bet atkentės kaip nors gal.
3 kilo likę. Kad niekad neišėjant pagreitinti. Kaip 5.14, 5.14. Nu, bet nieko. Iš bėdos. Nu, kilometrą atkentėjau dar 5 minutės. Ui. Šiaip sunkiai. Eina šiaip. Oi, sunkiai buvo. Pagerinau 3:40 ir 30 sekundžių. Ant kokių, nežinau dabar, 4 minučių. Panašiai tiek. Ein valgyti, ieškot lemą, kaip nori valgyti. Medalė. Thank you. Ολοκληρώνεται κούρσα των 10 χιλιόμετρων με ένα δυνατό χειροκρότημα και να σας ακούσουμε. Kažkokių skanukų duoda. Baltyminiai šokoladukai. O čia jau naujas startas. Nežinau, 10 arba 5 arba 1 kilometro. Nu, javutė jau čia kažkur visai pat. Nu, javutė kaip visat išbadėjus, tai iš karto varom pasiemam maišiukus ir lėkiam valgyti. Taigi kebabų nedaėjom, Burger Kings pasimaišė po ratais, tai einam burgerių. Bet kas dabar ir gerai. Jo, ne, burgeriai labai gerai saiktis. Pačiu laiku įlindom į pastogę, nes vėl pneurų. Man mažesnis. Dabar tik javutė parodė, pamatė, kaip man papus pratrynė. Dažnas atvejais, ne man vienam čia. Ypač kai sušlampi, jeigu per lietų, tai labai greitai nutrina. Bet anksčiau taip nebūdavo, gal tamsesnis maigis būdavo nesimatydavo. Nu, priešveitėm skaniai einam namolę. Dar finišuoj, man atrodo, čia 5 kilų gal. Nu daug, čia tai daug, čia tai nėra jokio to vienišumo bėgant. Ne taip kaip maratonam. Žodžiu, šiandienos tokia maratono filosofija išėjo. Kadangi toks maršrutas buvo, kur daug iš priekio prasilenkinėjai, matai žmonės, matai veidus, tai buvo įdomu tai pastebėti, kad nesvarbu kokia distancija, ar ten pusmaratonio, ar maratono, visi ten kovoja tą pačią kovą, galvoj, matos ten iš veidų, kad kaunas ten su savo šitais demonais. Ir dabar pasižiūrė, kaip einam namo ir žiūrim tuos finišuojančius 5 kilometrų. Irgi lygiai tokios patos veidų išraiškos. Vis čia matyti ein bėgti dėl to, kad sunk ir kad būtent pakovoti su savim. Ir tik tai skiriasi tos distancijos. Vieniem užtenktų 5 kilometrų, kitiem 10 kilometrų. Bet panašu, kad vis pat ir tą patį. Ar tu bėgi maratoną, ar tu bėgi 5. Tik priklauso nuo tavo to stažo. O tu jau kai 5 nebeužtenk, pasidaro per lengvai, ar per greitai, per trumpai kenti, tai imi tą ilgesnę distanciją, kad ilgiau pakentėjai. Bet jo, veidų išraiškos tokios pat. Ir ten, ir sustoji, ir paeini, ir galvoji žmonės, ko jie čia daro, ko jie čia atsibeldė. Bet šiandien ir mes gavom pakentėti. Javutė irgi sakė, kad jį buvo sunku.
Galvoju, gal čia tik aš toks padusęs. Ne. Oi, buvo sunku. Nu, Tikrai. nu bet jo, savaitę tik tai po Atėnų maratoną. Nebuvo labai daug laiko atsigauti, atsistatyti. Nu ir jo, ir tas matyt tai, kad didelio tarpo po Atėnų maratono nebuvo, tas ir psichologiškai gal šiek tiek veikia. To adrenalino tokio nebėra. Tokio to didelio kažkokio excitemento, kad čia maratons tiek laukiau, tiek ilgai treniravaus. Tai tas excitements visas, tas jaudulys buvo prieš Atėnų maratoną. Ir tas adrenalins ten turbūt gerai padėjo. Čia jau reikėjo atidirbti, kaip reikiant. Pas mane buvo tokia mantra galvoje visą kelią, kai bėgau. Aš sakiau savo, kad visą laiką aš turiu opciją, eiti. Galiu pasirinkti, galiu eiti. Jeigu jau labai sunkiai pasidaro, galiu paeiti kažkurį atkarpą. Ir klausdavau savęs, ar dabar yra tas laiks, kai tu nori paeiti, ar tu gali dar bėgti? Nu, atsakymas būdavo, gali dar pabėgti. Nu tai dabar bėg. Ir vėl, kai ateidavo kažkoks sunkus laikotarpis ir vėl, ar nori paeiti, ar gali bėgti. Galiu bėgti. Nu tai taip ir išbėgau, tiesiog galėjau išbėgti tą visą atkarpą. Nu žodžiu. Nu jo, norėjęs ir man vietom paeiti, bet galvojau, blema, jeigu pradės dabar eiti, o po to bus dar sunkiau, tai tada dar labiau norėsis eiti. Ir jeigu jau kai yra lengviau, jeigu jau anksčiau pradėjai eiti, tai vėliau dar labiau eis. Ir tada žodžiu. Esu girdėjus, kad bėgikai sako, geriau stengtis neiti. Ypač tuo, kai jau yra kokį 30 plus, tas jau ta atkarpa prasideda. Atkentėti tiesiog ir viskas. Jo, tiesiog lėtai bent jau, bet judėti ir jau bėgant. Nu tai va, toks gimtadienio balis. Veiktų žiauriai, mes mokam švęsti. Jo, viską švenčiam, žodžiu, su maratonais. Su iššūkiais. Su iššūkiais. Javutės, nu ten ne būtent per tą dieną prieš Vilniaus maratons, per dieną po vestuvių metinių Atėnų maratons, dabar šis per mano gimšę šitas Kipro maratons, nu žiauriai kieta. Žiauriai kieta. Kiekvienai progai medalis. Liuks. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Einam ištempti kojas, palyst po dušą, pačilint biškį. Viskas. Ilsėsimės. Rytoj skrisim namo. Rytoj, poryt. Rytoj. Poryt. Bet jau ryt važiuosim į oro uostą, nes jau čia oro uostą reiks biškį panakvoti, nes labai anksti, poryt labai anksti skrydis, tai ten neapsimoka kažkur be užsisakinėti, nes po to reiks taksi, reiks visko ir šuts gausis. Tai va, tiek žinių, ačiū, kad žiūrėjot ir čiau. Ciao.